Ronaldą. Klausome. Tai labas vakaras visom. Kažkodėl tai manęs nerodo, ar aš matausi. Ne, tik žmogeliukas. A, O, super, viskas. super. Tad labas vakaras dar kartą visiems. Dėkinga esu visiems, kurie jungiasi, klausosi, domisi ir nori savo padėti ir kitiems padėti. Tai pirmas dalykas, ką noriu šiandieną paklausti pas jūs. Kas yra Zoom'e pirmą kartą prisijungusių žmonių? Ar yra? Aš esu iš Airijos. Taip. Man yra Renalda. Parašykite savo vardą į žinutę ir parašykite pirmą kartą, gerai? Kada aš jūs visus Gerai, būtinai. esate pirmą kartą. Kristina pirmą kartą. Vilma pirmą kartą. Deimantė Zoom pirmą kartą. Gerai, surašykite visos ir visi, kas esate pirmą kartą. O dabar, tada, jeigu yra jau naujų žmonių, aišku, kiekvieną kartą būna tų naujų žmonių, bet ne visi esate drąsūs, ar ne, ir už užuolaidos neprisipažįsta, kad jie pirmą kartą klauso, pirmą kartą žino, girdi apie produktus ir tai jų, kaip ir jie lieka neapdovanoti, ar ne? Ir praeitą Zoom'ą mergaitė, dabar net ir pamiršau vardą, jeigu jinai yra prisijungusi, kuri gavo dovanų Mimakso pokelį, prašau atsiliepti, jeigu esate prisijungus. Na, jeigu šį kartą neprisijungsit, teks atiduoti kažkam tai kitam. Jau kaip ir kiekvieną antradienį mes įpratom beveik gauti dovanų. Kažkas tai gauna dovanų, ar ne? Tai būkite drąsūs, būkite kalbantys, atviri ir galbūt ir jums pasiseks gauti dovanų. Kadangi mūsų šita kompanija taipogi labai myli ir už mūsų darbą tikrai atsidėkoja, tai mes norime pamaloninti ir ne kiekvieną, bet bent vieną ar kelis iš jūsų, kurie klausosi. Niekada nežinosi, kas čia pas mus bus apdovanotas. O dovanos tai ne gėlės, vazos ir visi kiti dalykai, bet šios kompanijos, International kompanijos produktai. Taip, ir mūsų sponsorė šiandieną dar viena taipogi sakė, aš noriu apdovanoti tas mergaitės, kurios prisijungė iš mano ne komandos, bet iš jos puslapio. Tai aš manau, kad ta sponsorė informavo tas mergaitės visas, ar ne, tai būkit drąsios ir tos komandos mergaitės kalbėkit ir jūsų sponsorė taip pat apdovanos iš manęs. Taipogi, šiandieną kažkam tai dovanų. Tai va, tai raginu pabūti drąsiom ir galbūt ir jums laimė nusišypsos. Ar ne, Kristina? Mes taip šypsomės per šoną ir galvom, gerai būtų, ar ne? Bet kad gauti to dovanų, mes turime pirmiausia kalbėtis. Tam ir vyksta šitas Zoom'as, kad mes tiesiog girdėtume, kaip kalba žmonės, kad kai jie patys naudoja šitos produktus ir gauna kažkokius tai rezultatus. Ir kada pradeda naudoti, būna ir ne tik tais gražus, faini rezultatai, ne? Bet būna ir ašarų, ir nepasitenkinimų, sakom, kaip čia dabar man nepadeda, man turėtų padėti, o man dar pablogėjo. Tai vat būtent mes apie tai ir šnekam, kad dauguma žmonių sužinotų, kas vyksta, kai naudojame šitos produktus nuo pat pradžių. Vieniem tai vienus paliečia, kitus ne. Kodėl tai vyksta? Jeigu mūsų organizmas labai stipriai užterštas, reiškiasi, mums tikrai bus paūmėjimų. Ir kai mes pradedame naudoti šitos produktus,
mes beveik praktiškai kiekvienas iš mūsų liekam nepatenkinti, ar ne? Bet tai nereiškia, kad tai blogai, tie paūmėjimai, kad jie blogai mums. Viena moteris man skambina ir sako, aš tikėjausi kitokio rezultato, gerdama Green Maxą. Sakau, o kas, ponė, jums buvo? Kodėl jūs tikėjotės kitokio rezultato ir ko jūs tikėjotės? Tai tikėjosi įsivalyti žarnyną, bet ne eiti į tualetą. Pasirodo, 2 kartus per dieną žmogui yra per daug eiti į tualetą ir truputėlį skystai, ar ne? O kaipgi mes žmonės įsivalysime savo parazitukus? Kaip mes išvalysime tą nešvarų vandenuką, kuris metų metais kažkur tai kampučiuose glūdi, pūva ir parazitam duoda visą gerą vietą daugintis, ar ne? Tai jie nepaims vanduo ir nesukietės, ne, kad mes normaliai eitume į tualetą. Pirmiausia, tai reikia įsivalyti tą žarnyną su nemaloniais, sakykime, dalykais, bet vėlgi sakau, ne kiekvienam. Bet kad skysčiau mes einam į tualetą. Taip. Ir tai yra geras ženklas. Pasirodo, kalbėjau su viena medikė užvakar ir kalbėjome apie 2 kompanijas. Kalbėjome apie Global kompaniją ir kalbėjome apie mūsų kompaniją. Pasirodo, kad šitas skystas visas tūris, kuris išeina iš mūsų žarnyno, tai jis ir privalo toksai išeiti. Global kompanijoje pasakoja taip, kad geriau veikia už Green Maxą, nes todėl, kad neviduriuojam, ne? Tai reiškia, kad mūsų žarnynas neįstumia nešvaraus vandenio. Jeigu mes einame su gleivėm negražiom, su vandenuku, skysčiau, tai yra 100% žarnyno valymas. Jeigu nėra viduriavimo, reiškia, žarnynas nesivalo. Taip kad jeigu jums ir papultų noras, arba išeitų noras išbandyti, mes tiesiog būsime laimingi, kad jūs galėtumėt pasidalinti taipogi ir su tais produktais panaudojam, ir su mūsų produktais panaudojam. Ir katras geriausiai veikia. Nors esu gavusi jau nemažą šūsnį atsiliepimų, kad panaudoja šitos produktus Global, lygtais taip jisai vadinasi. Ir vis tik tai žmonės grįžta prie Green Maxo ir sako, atsiprašom, suklydom. Norime mes pas jūs įsigyti Green Maxo. Tai taip, kad vis tik tais mes su šitais produktais esame pirmoj vietoj. Tai labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi už tai, kad kompanija yra pirmoj vietoj. Džiaugiuosi, kad žmonės pradeda žiūrėti ne tik tais į pinigus, bet ir į kokybę. Ir ne tik tais pigiau, ir nesvarbu, kad brangiau, bet kad kokybiškas produktas. Ir mes tai galime pasidalinti patys šitom Zoom'e, kad žinotume, kaip tai veikia šitie produktai. Ir už tai kalbam ir dar kartą kalbam, kad daug žmonių sužinotų ir kuo daugiau žmonių sužinos, tuo daugiau sveikų žmonių bus mūsų žemėje. Jeigu bus sveikas žmogus, bus laimingas ir nebus piktas, reiškia, mūsų kaimynas taipogi gali būti irgi linksmas žmogus, ar ne? Tai jeigu jūsų kaimynas yra surūgęs, duokit jam Green Maxo, pamatysit, kaip yra linksmės. Tai va, ir ačiū dar pasakys, gal iš karto pakeiks, sakys, ką tu čia mane numarint nori, ar ne? Bet paskui tikrai padėkos. Ir mes puikiai žinom, nedaugelis iš jūsų jau žino, kad prie naudojam, kad žmonės tie skeptikai, kurie buvo didžiausi skeptikai, jie šiandien dienai yra čia su mumis ir dalinasi savo informaciją. Tai va,
ir norėčiau iš tikrųjų pirmiausia tai pakalbinti naujus žmones, kas juos čia pas mus atvedė. Ar vis tik tais pats produktas, ar įdomu, kas čia vyksta, ar yra kažkur tai girdėję. Tai pirmą ir pakalbinsiu Kristiną. Labas vakaras, Kristina. Čia turbūt aš. Taip. Tai kas jūs atvedė? Labas vakaras. Kaip jūs rado čia mūsų šitą visą susirinkimą? Tai čia Vilma užėmė visą eterį, nu gal ne visą, bet iš tikrųjų nemažą dalį eterio. Ir iš tikrųjų kurį laiką jau galvojau, sakau tokią mintį, kad kažkaip reiktų žarnyną išvalyti. Nu, kažkokia tokia mintis, nes aš labai daug dirbu pati su savim ir su minčių valymu, su visokiu kokiu, bet galvoju, kažkaip žarnyną reiktų išvalyti. Ir žodžiu, papuolė čia taip man ant eterio tas Green Maxas Vilmos dėka. Ir iš tikrųjų, turiu tokį klausimą, nes geriu dabar galvoju, nežinau, čia gal dar nėra 3 savaičių. Ir jūs čia kalbėjot pradžioje apie tą valymosi su vandenuku, ta prasme, kad žarnynas išsivalo. Ar yra, nežinau, jau jūs čia turbūt vis tiek daugiau laiko kažkokia, kiek yra normalu, kad su to, kad taip skysčiau valytųsi? Ar čia visą laiką turi būti, ar ne visą laiką, nes man baigėsi. Ne. Ir aš galvoju, ar čia normalu, ar čia reikia didinti dozę, ar čia tiesiog gal tiek to valymosi tai reikėjo ir dabar vyksta kiti procesai organizme. Ne, visą laiką taip nebūna, tai būna pačioj pradžioj. Ir, sakykime, kaip ir sakau, ne visiems vienodai. Vieniems būna savaitė, kitiems būna 2 savaitės, kitiems 3, kitiems netgi mėnesį. Bet tas skystai eidamas į tualetą, tai nėra viduriavimas. Tai yra valymas. Ne. Va. Ir jeigu jūs jau pasiekėt pilną, sakykime, po kelio dozę ir jums nustojo, sakykime, skysčiau eiti į tualetą, tai yra normalu. Ne, aš dar nepasiekiau pilnos dozės. Bet nepasiekėt šios pilnos dozės ir einat į tualetą jau normaliai, ar ne? Jo. Viskas labai gerai. O jeigu jūs pilnos dozės nepasiekėt ir sakykime, jūs jaučiat poveikį, ar ne, kad jums pilvo nepučia, galbūt skrandžio, sakykime, kažkokios rūgštys jau nebevargina. Vis tik tais jūs pats jaučiat savo organizmą, kas prieš tai buvo. Jeigu jūs profilaktiškai, ar ne, sakykime, valotės žarnyną ir jūs tam kartui nieko nejaučiat, ne, aš sveikas žmogus, bet tiesiog profilaktiškai noriu įsivalyti ir viskas. Tai viskas yra valio, niekas nesako, kad kiekvienas žmogus, pradedantis gerti Green Maxą, turi būti ligonis, ar ne? Taip, mūsų kūnas, organizmas yra užterštas visais šitais toksinais, bet tai nereiškia, kad mes jau tokie ligoniai, kad mes turime matyti, kaip eina tas visas, sakykime, turis. Ne, tai geriau gal pradėti, kol dar ne ligoniai, kaip tik, kol dar nesulaukti tos stadijos. Ir supratau, ačiū labai už atsakymą. Aš dar tik noriu pasidalinti, kad apie tos pojūčius, ką aš pastebėjau, kad jau gavau čia žodį. Tai iš tikrųjų pirmiausia, turbūt man atsitiko tas, kad dingo nuovargis. Negaliu pasakyti, kad atsirado ten energijos kažkokios, bet man dingo nuovargis, negaliu dabar pasakyti po kelių dienų, tiesiog atkreipiau vieną kartą dėmesį, kad miegoti todėl, kad tamsu, todėl, kad suprantu, kad rytoj reikia keltis į darbą, bet iš tikrųjų dingo tas toks, kad kryžim jau viskas, į lovą kryžim ir jau ten autas visiškas. Tai šitas šalutinis poveikis atsitiko ir vakar pastebėjau, šiaip daug metų turiu tikrai jautrias akis ir tarkim, jeigu laukia saulė, be akinių nuo saulės aš niekur neinu ir iš tikrųjų netgi jeigu būna tokia dargana, aš vairuodama užsidedu akinius nuo saulės, kad nuimtų tą tokią įtampą. Ir vakar taip man atsitiko, kad aš neturėjau su savim akinių nuo saulės, bet aš dieną turėjau išeiti, žodžiu, ir einu ir galvoju, bet geras, bet nebėra to akių dirglumo.
man nebesinori kaip tam kurmiui, kaip kiti ten nuo lietaus dengiasi, aš dengdavausi nuo saulės maksimaliai, iš tikrųjų tiesiog neidavau be akinių niekur. Tai va tokį pastebėjau dar vieną šalutinį nurašau iš tikrųjų maksui, nes daug metų be akinių nuo saulės ne, o vat vakar kažkaip atkreipiau dėmesį, kad geras ir visai netrukdo, ir net paskui vakare saulė švietė vairuojant, važiuojant namo, irgi kažkaip nebereikia tų akinių nuo saulės, toks vat, labai toks įdomus pokytis vis dėlto įvyko. Taip, ir ką pasakysiu dėl to, kad mums dirglios akys yra ne dėl pačios saulės, o dėl tų parazitų, kurie gyvena mūsų akių obuoliukuose arba kraujagyslėse, ar ne? Tai kai mes juos truputėlį marinom, ar ne, arba net ir išvijom, viskas pradeda keistis ir nepradeda erzinti. Taip, tai yra labai gerai ir, kaip suprantu, naudoja tik vien Green Maxą, ar ne? Kristina. Dabar jau gal, aš turiu ir Mimaxą, dabar gal 3 diena Mimaxą kaip įtraukiau. Tai va, ir norėjau pasakyti, kad Green Maxas, vien Green Maxas, jis tik tais tam tikras vietas, sakykime, nesutvarko, bet pati limfa visa, ne, nes limfa yra kraujagyslės ir bet kokio, sakykime, mažumo, ar ne, ten net kitą kartą mes tų kraujagyslių galim nepamatyti, bet juose pagal jų dydį prisitaiko ir parazitai. Kada tuos parazitus mes iš to kraujo išgyvendinam, mums viskas pradeda keistis, ar ne, įsisavina mūsų, ką mes valgom, ar ne, kas yra maiste mums reikalinga, tada organizmas pradeda įsisavinti. Kol mes neįsivalę, viską suvalgo parazitai. Todėl mums ir gaunasi tie šalutiniai poveikiai, kaip Kristina jūs sako, šalutiniai poveikiai. Tai vat jums tie šalutiniai poveikiai visi tikrai jie naudingai atėjo. Tai kad tik tai nauda, kad tie šalutiniai tokie ir būtų naudingi. Tai va. Ačiū labai. Tų šalutinių poveikių tokių nuo Green Maxo, Mimaxo, Blimaxo tikrai nėra. Yra netgi ir parašyta, kad nėra atrasta, ne, kad jie sukeltų kažkokius pašalinius poveikius. Taip kad drąsiai žmonės, kurie naudoja vaistus, žmonės, kurie naudoja alkoholį, ar ne, esu susidūrus su tokiais klausimais, sakau, ar naudojat tuos produktus? Na, savaitgalį va čia turėjau baliuką, tai negalėjau jo naudoti. Tai sakau, o jūs kai geriat, sakau, bet kokį alkoholį, ar ne, įvairiai mes žmonės geriam, ne, vis tiek mes geriam. Nors žinom, kad tai yra nuodinga, negerai, bet vis tiek mes tai darom. Tai jeigu jūs geriat vyną, jeigu jūs geriat degtinę, ar jūs geriat alų, ar jūs geriat sidrą, ar dar kažkokius tai gėrimus, ar galite jūs prie šitų gėrimų valgyti, sakykime, daržovės, vaisius, uogas, ar ne? Galim. Tai reiškia, ir šitus produktus taip pat su šitais irgi galime naudoti. Jeigu mes išgėrim, nereikia bijoti išgerti Green Maxo, Mimaxo arba Blimaxo. Jokių šalutinių poveikių tikrai nebus. O dar net ir geriau. Nes žmonės, kurie pabaliavoja, eidant miegot, išgeria. Kas 2 dozę, kas tik tais dozę, sakykime, ne tą vieną pokelį ar 2 pokelius. Visi vienas yra pasakęs, kad iš karto ant rytojos būna geriau, todėl kad prasivalo kepenys. Tai va, o alkoholis vis tik tais pirmiausia apsunkina kepenis, ar ne, kraują kepenis. Tai va, šitas produktas net padeda mums, gal, kaip sakyti, daugiau greičiau atsipagirioti. Tai va, tai tik į naudą. Aišku, į naudą geriau būtų negerti alkoholio, bet gerti šitos produktus. Bet jeigu ir išgeriat alkoholio, tikrai nereikia bijoti ir einant, sakykime, miegoti, išgerti Green Maxo.
Tai ačiū, Kristina, jums labai už pasidalinimą, kaip naujas žmogus, ar ne, ir kaip jūs, kaip ir pirmas žmogus, tai aš jums padovanosiu. Dabar galvoju, ko jums labiausiai reikėtų. Ir ko man labiausiai negaila būtų, ar ne? Man nieko negaila. Tai kadangi jūs pirmas, aš jums padovanoju, žinau, galvoju, taip manau, taip, kad jūs tikrai jo neturit. Fleximaxą. Tikrai neturiu. Ačiū labai. Taip, tai šitas Fleximaxas eina jums už jūsų drąsą, kad jūs pirmoji parašėte, kad jūs naujas, o su kitais žiūrėsim, kokia tema mes su jais pasikalbėsim ir kągi aš jiems skirsiu, ar ne, už pokalbius. Tai Kristina, susisiekite su Vilma ir Vilma jums viską pasakys toliau, gerai? Taip, sekantis pas mus yra... Nematau, aš dabar jau net. Čia daug žinučių prirašyta ir dabar pabėgo mano šitie visi. Lenovo. Labas vakaras, Lenovo pasivadinęs. Nekalbėsim. Na, jeigu sugalvosite kalbėti, tada įsijunkite garsiakalbį ir pasakykite, kad jūs pasiruošęs. Tai aš kviečiu pasikalbėti Deimantę. Labas vakaras, Deimantė. Labas vakaras. Tai kas jūs atvedė čia pas mus į Zoomą? Aš daugiau norėjau sužinoti, aš naudoju ir Grimmaxą, ir Mimaxą, ir Blimaxą. Visus tris. Daugiau nieko, ar ne? Ne, daugiau nesu. Esu 2 kartus jau, 2 mėnesius naudojau Grimmaxą, o tuos po mėnesį naudojau. Kai pasakojo, kad eini į tualetą, tai jo, aš 1 mėnesį bandžiau šitaip. 1 mėnesį naudoju po visą pokelį, 20 jų, o kitą naudoju po pusę. Bet efektas buvo toks pat. Į tualetą taip pat ėjau. Taip, į tualetą einam, bet pats poveikis, ar ne? Rytas, išjunkite garsiakalbį, gerai? Bet poveikis truputėlį skirtingas, ar ne? Kai aiškinsiu taip, kad jeigu mes naudojame trečdalį arba pusę, ar ne, pilna žmogui dienos norma yra pokelis, visas tėlas pokelis. Pirmas, kai pradedame pirmą kartą naudoti, mes pradedame nuo trečdalio, paskui didiname iki pusės, o paskui didiname iki pilno. Jeigu yra pas jūs kažkokios problemos, ne, sveikatos problemos, tai reiškia, jums vis tiek reikia naudoti pilną pokelį, tai dienos normą. Jeigu jūs jokių problemų neturite, neakivaizdžių, ir Grimmaxą pradėjus gerti, jums neparodė, kur skauda, kur kažkas tai ar ne, sugirgždėjo, sutrakšėjo, viskas labai gerai. Jeigu vienodai veikia, gerkit po pusę. Bet jeigu yra problema, tai tiesiog nuo Grimmaxo dozės, kai jūs galit, sakykime, kaip pavyzdys, ar ne, problemą galime pašalinti per savaitę, ar ne, tai mes su mažesnė doze einame iki mėnesių, iki 2 mėnesių, mes tiesiog laiką prailginam. Viskas gerai, poveikį tą patį jums duos, tik tiek, kad ilgiau tai užtruks. Tai vat man ir buvo, atsiprašau, kad pertraukiau šitą, ir nes kai geriu po visą, į tualetą einu labai, ne 2 kartus. Tai reiškia, jeigu skystai eina, tai labai gerai, kad geriate po pilną, gerkite ir eikit.
Tai vat aš ir norėjau pasiklausti, nes vėl žadu pirkti ir galvoju, norėjau vat ir pabūti Zoom ir sužinoti daugiau. Tai gerkit po pilną ir eikit. Nes kada viskas apsitvarkys, jūs, kad ir gersit 2, jūs vis tiek eisit normaliai. Gerkit iki tol, kol susinormalizuos jūsų tualeto pokytis. Valentina, jeigu galėsiu kada įsiterpti, Taip. tai aš prie to pačio vidurių paleidimo, tarkim, tai pavadinkim, tai aš gėriau Green Maxą ir Blue Maxą ir, kai sakau, fontanai, tada jau niekur nebeini iš namų, tik tai sėdi ant tūliko. Arba, kitaip tariant, išgeri puodelį vandens ir tada ant tualeto. Mes su jumis kalbėjom apie tai, jūs sakėt, kad tai yra viskas okei, bet galbūt atėjusiam naujai ir bus įdomu, nes man pačiai labai įdomu, nes mano patirtis tai yra, kada Green Maxą gėriau visą pakelį, Blue Maxo pakelį ir tada, tikrai jau greičiausiai 3 savaitės buvo, kad namie. Namie tai reiškia, kad tualete. Ir paskui susimažinau po pusę, o dabar, kaip ir pasakėt, kad po visą, tai mes tą turim iškentėti, išbūti, išgerti, išsivalyti, o daugiau vandens gerti, šilto gerti, ar ne, kažkaip taip. Ir kiek tas gali tęstis, nes man tai virš mėnesio jau. Taip, aš kada tvarkiausias pradėjau gerti šitą Green Maxą, Mi Maxą, Blue Maxą. Daugelis žino, kad aš turėjau labai stiprią kandidą, kuri man grėsė net iki mirties arba apkursti. Tai man tęsiasi šitas visas tualeto sėdėjimas 3 mėnesius. Tai Valentina, dar įsiterpsiu, iš tikrųjų, galbūt čia yra požymis, kad tikrai labai labai apsiteršęs tas organizmas yra ir jam reikia tiek daug. Aš jums taip pasakysiu kaip pavyzdį, ar ne, paimkim kiekvienas delną, užsitepkim gerą sluoksnį kaip kitos rankos plastelino, ar ne, ir pabandykime drėkinti delną į vandenį ir glostyti, ar ne, kiek laiko daryti, kol nuvalysim tą plasteliną iki švarumo. Tai toks pavyzdys, kaip mūsų žarnynas valosi. Jeigu Green Maxas imtų draskyti, sakykime, ar ne, jūsų tą plasteliną, tai tada būtų dar baisiau. Tada mes turėtume prikaustyti prie lovos, susiraitę, gulėti mėnesį laiko ar daugiau biškį, ar ne, kad greičiau viskas išeitų. Tai būtų dar blogiau. Green Maxas taip yra ir veikia. Jisai, kaip ir sakiau, jeigu ant delnaus, tai įsivaizduokit, čia yra žarnyno vidus, ar ne? Jeigu tai sluoksnis ten viso to brudo, ar ne, jau sukietėjęs, suriebėjęs, susistovėjęs, ir jums Green Maxas taip nenugramdys, jisai plauna, ar ne? Jisai plauna, tai įsivaizduokit, kiek laiko užtruks, kad jisai nuplaus jūsų tą visą purvą, kuris yra žarnyno viduj. Nes tenais yra, nepamirškime, kad yra ir grybų, ar ne, kurie mums visiškai kol kas dar nieko neduoda, ne, jokio poveikio, kad mes blogai jaustumėmis. Bet jisai būna priaugęs, ar ne, tai kol jį tenais nukrapšto, tai išeina į tualetą tokie buožgalviai. Tai mūsų sveikatoj pas mane yra įdėta mano pačios nuotrauka, kas išėjo iš tualeto, ir kai aš pamačiau įsididinus nuotrauką, kaip atrodo, tai tiesiog gyvas organizmas su galva ir su uodegėle. Tai įsivaizduokit, kas pas mumis ten žarnyne. Tai kol šito viso jums nenuplaus, tol jūs ir eisit į tą tualetą. Taip, kiekvienas mes užterštas skirtingai, ar ne? Vieni mes kartais retkarčiais pasivalom tą žarnyną, kaip suprantam, ar ne? Tai žolelėm, dar kažko, tai visokių čia tų būdų yra, bet kiek mes neįsivalom, kiek mes susiteršėm. Nes dabar toksai laikas, kai mes kvėpuojam toksinais, valgom toksinus ir geriam toksinus, ar ne? Tai kiekvienas mes skirtingai užsiteršia ir kiekvienam skirtingai tas sėdėjimas tualete užtrunka to laiko.
Tai Aš prie to pačio vėl įsiterpsiu, iš tikrųjų, atsiprašau, kad pertraukiu, bet Ne, vis tiek į tą pačią temą, kad kiek normalu, kokiu būdu viduriuoti, eiti vandeniu, užuostatai, nu, ta prasme, pavyzdžiui, aš asmeniškai tikrai tenais, sakau, bėgu fontanais ir atrodo tas kvapas toksai iš tikrųjų acetoninis. Ir tai, nu, man tai yra įdomu, ką tai reiškia. Nes iš tikrųjų apie tai, kad kitais valymo būdais jau kaip jau, jeigu einam su Green Maxu, tai gal jau nebereikėtų eiti kitur. aš nemanau, kad aplamai reikėtų kažkur tai Tai kitur. vat. Taip yra. Ir kodėl kvapas, ar ne? Todėl, kad būtent tas, mesgi žinom puikiai, kaip žarnynas atrodo, ar ne? Kapšeliai. Yra tenais žarnyno kapšeliai, tokie maišeliai, kišenės vadinamos. Tai ar suprantat, kas tose kišenėse? Tai kai būtent tuos visus kapšelius, ten tą visą puvėsį, už tai pas mus ir visokiom spalvom eina kartais, ar ne? Yra ir spalvų įdomių iš pačio žarnyno. Tai už tai tas kvapas. Bet kvapas pasišalina visiškai iš tualeto tada, kai jau būna tie kapšeliai išsivalę. Va. Tai gali kvapo jau nebebūti po mėnesio, po 2, jeigu jums greitais ar ne prastūmė jūsų problemų ten žarnyne, nelabai tenais yra, bet nelabai aš tikiu, kad tenais nebūtų problemų žarnyne, nei pas vieną žmogų, tenais nėra švarių kaip kūdikio, ne, nors jau ir kūdikiai gimsta su nešvariais jau žarnynais. Tai va, tai kiekvienam reikia to Green Maxo bent profilaktiškai ir galit žiūrėti pagal savo organizmą. Jeigu jums susinormalizuoja tualeto ėjimas, reiškiasi tikrai greitais, ar ne, jeigu susinormalizuoja, reiškiasi pas jūs tenais daug problemų žarnyne ir nebuvo. Bet nereikia pamiršti, kad viduriavimas taipogi eina nuo kepenų. Jeigu kepenys yra užterštos taip pat, ne tik žarnynas, bet ir kepenys, tai kepenys, kada valosi, taipogi sudaro tą viduriavimą nuo kepenų. Tai vat irgi didelis Vėl, Valentina, jūs pertrauksiu, čia labai labai geras sakinys. Jisai ir valo kepenis taip pat. Taip. Tai vat, kaip super. Tai vat tai didelis klausimas, kodėl mes taip ilgai, sakykime, einam į tą tualetą skystai, ar ne? Tai vėlgi, Green Maxas turi gydomąsias savybės būtent kepenim. Mimaxas turi gydomas savybės, todėl kad ląstelę daugina, sveiką ląstelę daugina ir nesveikas ląsteles ir negyvas ląsteles išveda. Tai reiškia, kad mūsų kepenys atsistato mūsų organus, ar ne? Tai vat viskam reikia laiko, kaip ir sakau. Priklauso nuo jūsų pačio organizmo, kiek jisai yra užterštas. Tiek laiko ir reikia. Tai aš tada dar kartelį truputėlį atsiprašysiu. Ačiū labai iš tikrųjų už labai, atrodo trumpo, bet labai daug informacijos ir vat tuo pačiu pasisakymą, kad nes aš galiu netgi pasisakyti, kad mano kepenų rodikliai iš tikrųjų yra pakitę ir žarnynas tikrai išpūstas ir čia yra visai kiti faktoriai, kurie ten streso ir taip toliau, bet reikia atstatyti tą organizmą. Tai Green Maxas liuks labai labai. Tik tais, ačiū Valentinai, kad paaiškina, kad kaip, kas ir saugiai galim jaustis. Taip, saugiai šitie produktai, visi produktai tikrai saugus ir galite vartoti be jokios baimės. Ir dar skystas ėjimas į tualetą, tai mes laikom viduriavimu, ar ne? Bet tai nėra viduriavimas, tai vyksta valymo procesas. Viduriavimas, kai vyksta, ar ne, tai vyksta su rūgštim, jeigu yra kažkoks uždegiminis procesas ar kažkoks virusas, bacila, bakterija kažkokia tai. Tai mes visą laiką viduriuojam su rūgštim. Jeigu jau pradėjom viduriuoti, tai žiūrėkit, į antrą dieną mes jau normaliai net atsisėsti nuo tos rūgšties negalim, ar ne? Mes šitą visi puikiai, ko gero, praėję,
kiekvienas mes tai žinome, ką reiškia viduriavimas. Nuo Greenmaxo mes nejaučiam jokios rūgšties, jokio nepatogumo. Tik vis tiek, kad dažniau reikia nubėgti į tą tualetą. Tai Greenmaxas yra superinis produktas, kuris yra valomasis, tiek kepenis, tiek žarnyną ir ne tik į kitus organus, bet kitiem organam taipogi reikia pagalbos, ne vien Greenmaxo pagalbos, bet ir Bliumaxo ir Mimaxo. Nes šita trijulė, ką padaro Greenmaxas, nepadarys visko Bliumaxas. Ką padaro Bliumaxas, nepadarys Greenmaxas, ar ne? Ko nepadaro Greenmaxas, Bliumaxas padaro Mimaxas, ar ne? Tai vėlgi, dar kartą priminsiu, Mimaxas yra ląstelių maistas, tas produktas, kuris ląstelę gerąją atpažįsta, ją daugina, nesveiką ląstelę, sergančią ląstelę, ją numarina ir mūsų organizme yra labai daug negyvų ląstelių. Ypatingai, kai mes, sakykime, prasideda senėjimo procesas 30 metų ir mes matom, kad mes pradedam keisti. Tai reiškia, kad vėlgi telomerai trumpėja, šitų ląstelių atsiranda daug negyvų, ar ne? Ir tada procesas gaunasi liūdnesnis. Kada mes pradedam naudoti Mimaxą, mes pradedam atjaunėti. Reiškia, telomeras ilgėja, ląstelė pradeda būti sveika. Jeigu ląstelė sveika, reiškia, telomeras ilgėja, atauga, ar ne? Tai va taip, visi šitie 3 produktai, jie yra neįskiriami draugai. Taip kad jeigu jūs galvojat, kad vieno Greenmaxo, jūs galite savo sveikatą pasitaisyti, o ne tik tais pasitaisyti, bet jeigu jums ir taip gerai, tai dar geriau pasidarykit, ar ne, juos begeriant. Ir kiekvienas iš jūsų kažką tai pastebėsit. Ar tai energija geresnė, ar tai miegas geresnis, nuotaika geresnė, nepavargsat labai greitai, ar ne, kaip minėjau čia vienam Zoom'e, jeigu ėjot, aš manau, kad daugelis iš jūsų ėjot į negyvas kopas, tai tenais yra daug smėlio ir kalnas nuokalnė ir tikrai mes kiekvieną vasarą važiuodavom ir eidavom ir pernai vasarą pastebėjau pirmą kartą jau tada, kai mes grįžome, nuėjom iki galo ir grįžome, pastebėjau, kad nei vieno karto nesustojau pasilsėti, o taip reikėdavo 2-3 kartus sustoti pasilsėti. Tai va, kad yra karštos dienos vasara būna, yra sunku eiti per tą smėlį ir prieš kalniuką, vis tik tais atgavus tas jėgas nuo Mimaxo, įsivaliusios limfos, įsivaliusios žarnyno, pastebi, kad tu esi jau ir stipresnis. Tai va, tai kiekvienas iš jūsų, kuris naudoja, tikrai tai pajaučia. Jau čia galim kalbėti kiek norim, bet jeigu jūs naudosit, tikrai pajausit. Bet jeigu yra žmonių, kurie nusiperka, ar ne, ir pasistato į lentynėlę ir po vieną, po keliuką išgėrė ir toliau nebegeria. Ir sako, žinai, kad man jisai nieko nepadeda. O aš klausiu, kiek pas tave liko dar nuo to, kai pradėjai gerti. Tai gal 15-16. Tai ko mes norim tada? Mums nuo žiūrėjimo į produktą tikrai geriau nepasidarys. Nuo produkto, kurį mes gerime, tai 100% kiekvienas turėsit ką papasakoti. Kiekvienas. Nebus nei vieno, kad jūs neturėsit ką papasakoti. Ar jūs būsit sveikas, ar jūs būsit pusiau ligonis, ar jūs būsit apsimetėlis ligonis, ne, vis tiek jūs pajusit. Tai va. Aš dar noriu paklausti, o kai geri Greenmaxą, Bliumaxą ir Mimaxą, kaip geriau gerti? Kurį ryte, per pietus vakare? Nes aš gerdavau Greenmaxą ryte, per pietus Bliumaxą, o vakare Mimaxą. Ar juos... Kada norit, tada gerkit, todėl kad vaisiai uogos, ar ne? Bliumaxas, Mimaxas tai yra vaisiai uogos. Kada jūs norit tuos vaisius uogas valgyti, tada ir valgot,
ar ne? O Green Maxą tai rekomenduojama, tik rekomenduojama. O jūs galite daryti, kaip jūs norit. Galit ryte gerti, galit vakare gerti, bet rekomenduojama gerti valandą laiko prieš einant miegoti. Po pusvalandžio išgerti karšto vandens, kad papildyti savo organizmą vandenį. Ne arbatą gerti, ne kažką tai su citrina susimaišius, bet gryną karštą vandenuką negerti, bet išgurkšnoti. Kodėl rekomenduojama vakare? Todėl, kai mes einame miegoti, tada mūsų visas organizmas, mūsų kūnas atsipalaiduoja ir tada Green Maxas gali suvaikščioti į visas mažiausias ertmes. Ar ne? Nes Green Maxas, jisai, kada mes jį ištirpdinam vandenukyje, tada jisai pradeda tirštėti, darytis žalia. Todėl, kai mes išmaišome tą vandenį, tą Green Maxą vandenyje, išgeriame, nelaikydami, ar ne po 5 minučių gerti, ne po 3 minučių. Susimaišėme ir iš karto išgerti. Ta žalia turi susidaryti, prasideda nuo skrandžio ir toliau žarnyne. Ta žalia. Tada mes galim išeiti į tualetą ryte, jeigu mums reikia eiti į darbą, atsikelkim valandą truputėlį anksčiau, išgerkime šilto vandenuko ir taip pat mus jau varo į tualetą. Tai per valandą laiko, jeigu stipriau, sakykime, jums reaguoja, tai per valandą laiko porą kartų nueiti į tualetą yra visiškai normalus dalykas, visiškai ryte normalus dalykas. Tai aš taip ir dariau. Aš kiekvieną rytą atsikeldavau valandą anksčiau prieš kažkur tai išeinant ir aš tada visą dieną ramiausiai būdavau savo laisvalaikį darbą be tualeto reikalų. Aišku, jeigu kažkam tai yra stipresnių problemų, tai jūs gali varyti ne į valandą, bet per dieną ir 3, 4, 5 kartus. Gal ne po daug, bet vis vieną. Jeigu jūs, sakykime, jūs vargina, ar ne, tas ryte nesuspėja, nebėgat, Vytautas, prašau, išsijunkite garsiakalbį, nes mes girdime jūsų braškesius, ar valgot jūs tenais, ir labai tai trukdo. Ir jeigu mes turim nepatogumų rytais, ar ne, tai mes tada galim gerti ryte, per visą dieną, per 8 valandas jūs galite darbuotis ir visą tai jūs vargins vakare, tas tualetas, ar ne? Bet vakare vėlgi naktis, norim jau eiti miegoti, ar ne, vakaras, norime eiti ilsėtis, o mus dar kelia iš miegų į tualetą bėgti. Tai jau jūsų pasirinkimas ir kaip jums yra patogiau, ar ne, kada išgerti. Bet nėra tokio laiko, kad būtinai gerti ryte arba būtinai vakare. Tai yra tik rekomenduojama, kaip yra geriau. Bet vėlgi, geriau mes galim tik tai suprasti kiekvienas ant savęs. Tik būtina po Green Maxo pusvalandį išgerti šilto vandenuko arba karšto pagurkšnoti. Geriausia tai gurkšnoti, negerti. Viena medikė taip išsireiškė. Labai dažnai mums sako, gerkite daug vandens. Tai mes ir pradedam litras po litro, ne, įsipučia skrandis, įsipučia pilvas ir mes vėl daug vandens mums reikia. Šaltas vanduo, jisai neįsisavina į mūsų organizmą, į mūsų kraują greitais. Įsisavina tik tais karštas vanduo. Kodėl? Todėl, kad skrandis, kada papuola vanduo šaltas į skrandį, skrandis turi tą vandens temperatūrą sušildyti iki tokios temperatūros, kad per skrandžio sienelės papultų į mūsų kraują. O kada yra visas tas vanduo, neužsilaiko skrandyje, ne? Tai kol jį sušildo, tranzitu mes bėgam vis į tualetą. Jeigu mes geriam daug vandens, daug skysčių, tai mes bėgam į tualetą. O todėl, kad skrandis nespėja sušildyti vandenio iki tam tikros temperatūros, kad pasisavytų mūsų organizmas. Karštas vanduo
momentaliai per skrandžio sienelės patenka ten, kur jam reikia patekti, ne? Tai vat dėl to mums reikia karšto vandens, ne arbatų, nes arbata turi visiškai kitokį poveikį negu vanduo. Tai tik vandenukas, tik tais grynas vandenukas. Tai va. Labas vakaras. Ar aš galėčiau paklausti? Taip. Greenmaxą, Bluemaxą ir Mimaxą geriu mėnesį laiko. Taip. 1/3, 1/2 ir 1/3. Bet čia vat, grupiai, kaip rašė irgi, kad čia tualetai sproginėja, visos skraido, drugeliai plazda, nieko, totaliai nieko. Dabar vat, po mėnesio, tai 10 dienoje aš tik išėjau į tualetą, normaliai. Dabar po mėnesio aš reguliariai einu į tualetą, bet normaliai 1 kartą ryte. Daugiau nieko. Gal man didinti dozes, ką daryti, kad pradėčiau skraidyti? Regina, kaip supratau, iš pat pirmą kartą jūs sakot, kad gėrėt 1/3, ne? Ir dabar tebegeriu 1/3. Tai aš apie ką jums ir sakiau, o ką tik tais nesenai kalbėjau, ar ne? Jo, girdėjau. Taip. Taip, tai be jokios abejonės 1/3 dalį reikia gerti kelias dienas tik tais tol, kol mes įpratinam organizmą. Kodėl mums reikia įpratinti organizmą? Todėl, kad organizmas mūsų yra užterštas, kaip ir, sakykime, aš savo pavyzdį pasakysiu, ar ne? Kai aš papuoliau pirmą kartą į Norvegiją tarp kalnų, man sukosi labai galva, sukosi liežuvis, pynėsi kojos. Toks jausmas buvo, kad aš gerą degtinės butelį išgėrus. Kodėl tai nutiko? Todėl, kad pats grynas oras davė iš karto daug deguonies į smegenis. Ir kada mano smegenys buvo įpratę prie tokio oro kaip toksinai, ar ne, ir tos deguonies mažai, aš buvau įpratus ir viskas buvo valio, aš net nejaučiau, ar ne, kad kažkas tai ne taip. Reiškia, mano smegenyse buvo per mažai šito deguonies. Ir kai mes išgeriam šitą produktą, taipogi organizmas iš karto sureaguoja. Gauna deguonies, ne? Tai yra prasideda valymo procesas ir mes gaunam mūsų organai deguonies ir gali būti, kai per staigiai, per didelė dozė, ar ne, gali ir jums pradėti suktis ir galva, ir skaudėti, ir nežinoti, kas darosi. Tai vat būtent dėl to mums reikia kelias dienas įpratinti mūsų organizmą būtent prie šito, kad nesuumėtų taip stipriai iš karto. Paskui pradedam didinti iki pusės po kelio, dar porą dienų, 2-3 dienas. Ir jeigu viskas gerai, niekas nesisuka, niekas blogo nesidaro, ar ne, tuomet mes pradedam gerti po pilną. Ir tada, ką mes galim pasidaryti, sakykime, kaip pavyzdį, sakau, per savaitę tikrai neįsivalys mūsų organizmas, bet kaip pavyzdį, sakau, laiko tarpą, ar ne, ką galime padaryti per savaitę, tai mūsų mažesnė dozė, jinai prailgina 2-3,5 metų. Jo, supratau, ačiū labai, tai tada aš didinsiuos ir žiūrėsiu, turėtų rezultatai būti kitokie, negu yra. Ir skraidysit ir jūs. Ačiū labai, to noriu. Gerai, dėkui labai. Taip. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų pradėjo šitos produktus gerti, sveikata tikrai yra pablogėjo. Ir mes turim vieną klientę, kuriai 2 mėnesius negerėjo, bet blogėjo. Ištisai blogėjo. Tai Henrietos klientė, su kuria Henrieta bendravo, vis ją guodė, sako, jūs palaukit, tai tos klientės vardas yra Gražina, mes čia jūs norim, kad jinai ateitų į Zoomą ir pati pasipasakotų, nors jau jinai vienam kažkatram tai Zoom'e pasakojosi. Tai vis guodėsi, kad Henrieta, man čia blogiau, man čia blogai, man čia niekas nesikeičia.
Ir vis tik tais jai labai dėkingos mes esam už tai, kad pasitikėjimas buvo 100% mumis. Ir po 2 mėnesių vieną dieną jinai su džiaugsmu paskambino ir pasidžiaugė: Henrieta, kaip tu ir sakei, man viskas pradėjo slūgti, baigtis, gerėti. Ar ne? Tai vad būna ir tokių atvejų, kad žmogui pirmiausia negerėja, bet blogėja. Bet čia vėlgi priklauso nuo pačio žmogaus. Va. Ir matau labai daug klausimų. Dar nežinau, ar spėsiu aš jūs visus apžiūrėti, nes kada kalbu tikrai negaliu perskaityti jūsų žinučių, o kai kažkas tai klausia arba pasakojasi, tai labai sunku irgi ir čia negirdėti, ir ten skaityti. Tai jeigu aš nespėsiu perskaityti, labai atsiprašau, bet aš labai noriu visas naujas mergaitės pakalbinti, kaip jos papuolė čia pas mus į mūsų draugiją. Ir klausimas, Deimante, tau, ar sekantį antradienį jungsies pas mus į Zoomą? Ar įdomu čia mūsų šitoj kompanijai? Nes gėriau ir galbūt neteisingai gėriau antrą dozę, o dėl pagerėjimo paaugo plaukai stipriai per 2 mėnesius. Taip, mano plaukai, aš esu rodžius ir savo nuotraukas, asmeniškai mano plaukai buvo praktiškai jau žili, tos juodos spalvos nelabai jau ten buvo ir matyti. Kai atauginėdavau, matėsi tik tais tokia pelenų, sakykime, spalva, nežinau, kaip atrodo žili plaukai. Tai šiai dienai, jeigu ir jūs matysit, mano tai žilų plaukų nebelikę. Jau pabėgot, Valentina. O, kažkur pabėgot. Va, matosi, kad taip, tamsus plaukai. Taip, o jeigu būtumėt pamatę mane anksčiau, prieš naudojant produktus, tikrai būtumėt dabar tik užmetę akį, iš karto vaizdas būtų pasikeitęs. Tai aš turiu dar ir nuotraukas, kur buvo dažyti plaukai, ataugę žili plaukai ir pradėję augti nuo šitų produktų juodi plaukai. Tai juodi, žili, dažyti. Labai aiškiai matosi nuotraukai. Man aš irgi pastebėjau, kad plaukai tikrai auga greičiau, kaip ir norėčiau. Ir tvirtesni darosi. Ir daugiau. Ir jų daugiau netgi. Taip. Ir todėl, kad vėlgi, dėl ko tai įvyksta, ne? Ypatingai mūsų kepenys. Pirmiausia, kepenys ir žarnynas. Tai pagrindiniai mūsų organai, kurie atsakingi už viską, kas vyksta mumyse. Už viską. Netgi jeigu mums biškiai čia ir kuku pasidaro, ne, tai vėlgi nuo žarnyno ir nuo kepenų. Tikrai ne nuo smegenų, bet nuo žarnyno ir nuo kepenų. Tai va. Aš jau norėjau jungtis kelis kartus, bet negalėdavau prisijungti, manęs niekas neįsileisdavo, nežinau. Per Zoomą paspaudžiu, laukiu ir niekas neįsileidžia. Na, mano Zoom'e, kurį aš darau, niekada nebuvo padaryta taip, kad reikėtų patvirtinti. Tai vat man keista tada. Visada. Koks telefonas, su iPhone'ais problema yra. Su iPhone'ais ten, su kitais nieko nėra, jungiamės puikiausiai. O iPhone'am reikia ten kažkaip kitaip pasijungti. Jie ten jungiasi per e-mailą, per Google, per beleką. Pirmiausiai pasiruošti tą visą savo Zoom'ą, o paskui tik pasijungti ten. Nes dabar per kompiuterį prisijungiu labai greitai. Per kompiuterį nebandžiau, reikės bandyti kažkaip. Ir tai va, o man patvirtinti tikrai nereikia, kas prisijungia iš karto, jisai įeina į Zoom'o kambarį
Ir nebūna taip, kad aš nepatvirtinčiau, ne, kad negalėtų žmogus užeiti, visi užeina iš karto. Taip, tai Aš turiu klausimą, Valentina, 1 sekundę. Mano ta mergaitė čia, jinai dirba labai, jinai klausosi jūsų, bet jinai pakalbinti nelabai turėjo matyti laiko, iš pradžių ten nesigavo. Ir reiškia, jinai norės vartoti, jinai nori Grinmaxo, bet jinai prašo, jinai sako, gal aš noriu sąnariams Fleximaxo mūsų. Aš jai sakau, nieko nebus stebuklo iš karto, vis tiek reikia Grinmaxą, taip? Jinai nori ne tau, jinai nori vyrui. Ir žinot, kaip su vyrais yra, aš tai tipo, ne, aš čia nelakstysiu, ta prasme. Jie bijo to lakstymo, aišku. Tai bet jeigu jisai negers Grinmaxo, nebus nieko su Fleximaxu. Aš taip suprantu, ar paneikit? Paprastai tai su sąnariais yra toksai dalykas, kad pirmiausia, vėlgi viskas prasideda nuo mūsų kepenų ir žarnyno, ar ne? Mes galime gerti ir kitus produktus, ir Nutrimaxą, ir Fleximaxą, ir mačio, ir visus kitus, bet klausimas, ar mūsų organizmas pasisavins, ar ne, tuos dalykus, kurie mums reikalingi. Tai norėjau. Būtent dėl to, kad užteršti kepenys ir žarnynas. Tai pirmiausia yra kepenys, žarnynas, o po to sąnariai, smegenys, užpakaliukas ir taip toliau. Va, Renaldai, jeigu girdi, ką sako, tai tik tai Grinmaxas, o paskui visą kitą gali jungti. Taip supratau. Aš bandžiau jūs pasakyti, bet, žinot, jūsų balsas yra jūsų balsas, mano balsas yra mano balsas. Na, aš vėlgi dar kartą patvirtinsiu. Jinai girdi mane, jinai girdi jumis, jinai pasijungus yra, bet jinai turi klientę, tai... Aš nesu medikė, ar ne, bet aš klausausi pačių medikų iš Mongolų Zoomo ir esu šitoj kompanijoje jau metai ir 4 mėnesiai ir tikrai turiu labai daug pavyzdžių iš žmonių, iš klientų, kurie pradėjo gerti ir visokių pavyzdžių. Tai vieną išvadą mes priėjom visi kartu, tie, kurie jau su manim kartu pradėjo eiti šitoj kampanijai, tai priėjom tos išvados, kad pirmiausia yra Grinmaxas, Numaxas, Blumaxas, o po to Nutrimaxas, Fleximaxas, mačio ir taip toliau. Ačiū labai, Valentina. Nes pinigai tiesiog į balą išmesti, tai jūs galite naudoti, tikėtis, kažko tai tikėtis, gal kokį 1-2 procentus ir pagerės, kiek ten jūsų, sakykime, organizmas įsisavins. Bet jeigu norit, kad būtų rezultatas, tai viską reikia daryti iš eilės. Taip kaip sako, vienu žodžiu. Jeigu jūs pirmiausia norite, reiškia, įsivalyti dantis, ar ne, bet pirmiausia prasiskalaujat dantis, paskui įsibrūžinat su šepetuku, su pasta ir tada einat darbuotis, ar ne? Tai lygiai tas pats, ką pradedat nuo Fleximaxo ir paskui einat ant Grinmaxo. Išmesti pinigai į balą. Gerai, jin tikriausiai girdi, jeigu ne, tai aš jai pakartosiu. Ačiū labai. Girdi, matau jau, kad girdi. Taip, Regina irgi pirmą kartą, ar čia pirmai šita Regina kalbėjo, klausėt pas mane, ar ne? Šita. Ar dar kartą jūs atsakyti į jūsų, ką raštu pasakėt, ar aš jau atsakiau? Ne, atsakėt, ačiū labai. Viskas, aš didinsiu dozes ir noriu skraidyti. Ačiū labai. Tai Regina, jūs irgi pirmą kartą pas mus, ar ne? Taip, tikrai taip. Ar ateisite dar kartą? Jeigu tik tai, aš visą laiką pasižiūrėdavau įrašus, nes nelabai turiu vakarais laiko, bet šiandien kažkaip pasistengiau anksčiau viską susisukti ir labai patenkinta tuo ir labai gerai, nes ne visada, kada nori, ne visada gali, bet įrašus visus, kiek aš dabar čia tik tai mėno laiko šitoj visoje aplinkoje, ir dabar kiek tų įrašų žiūrėjau, tai šitas 4 turbūt. Žiūrėkit, Regina, sakot, visą laiką žiūrėdavot, klausėtės įrašų. Aš jūs noriu paklausti, koks skirtumas, kai jūs klausotės įrašo ir kai jūs bendraujate gyvai, prisijungiat, sakykime, bendrai? Du skirtingi variantai. Du skirtingi variantai. Taip, tikrai taip. O aš žmonėms sakau,
kaip įmanoma, kiek galite, prisijunkite prie tų kalbančių žmonių, prie gyvų žmonių, o ne prie negyvos energijos. Jau mūsų praėjęs Zoomas, mūsų įrašas jau lieka praeitis, ar ne? Jūs visur vėluojate. Taip kad... Nu, ten tik iš bėdos informaciją vis tiek tu sužinai, išgirsti ir kažką daryti. Man buvo aktualu šitie dalykai, kodėl man niekas nejuda. Dabar aš supratau, aš iškart jau nebelauksiu, aš iškart po kutį ir pirmyn. Na, tik tai suprantu, ar ne? Nepaimkit taip, kad, aha, praleidau daug laiko, tai dabar padvigubinsiu ir suspėsiu tą patį. Ne. Ne, šitą savaičikę dar po pusę, o paskui jau po pilną pasimsiu, nes šitą pakuotę, kiek dabar turiu, man čia dar pakaks kažkur tai, gal pusė gegužės, viena dar laukia, o kita vėl, jeigu ką užsisakysim, nėra bėdos. Nes man labai greit atkeliauja, man per 4 dienas atkeliauja, man nereikia mėnesį laukti. Labai gerai. Tai va, tai... Labai gerai. Tai, Regina, kaip ir skirtumas yra, kai gyvai prisijungiam, todėl, kad mes galim paklausti, ne? Galime kartu bendrauti. Vat, sakykime, dabar mes kalbėjomės su Deimante ir Ilona mums davė klausimų, patvirtino, ar ne? Jau yra visiškai kas kita, ar ne, negu mes kai klausom. Kai mes klausom ir dar galvojam savo, ar ne? O kas taip, o kas anaip, o aš irgi norėčiau žinoti iš savo klausimų, bet mes negalime įrašo paklausti. O čia mes galime viską paklausti, netgi po Zoomo žmonės, kurie nori pabendrauti vieni su kitais, ne tik tai su manimi, ne? Nes, pavyzdžiui, yra Deimantė kalbėjo, dar kažkas tai kalbės. Ir yra žmonių, kurie gali paklausti tos žmogaus, kuris kalbėjo, kuris naudojo tą produktą, kuriam keičiasi kažkas tai, ar ne? Ima ir paklausia, jūs galite dar po Zoomo, kada išjungiu įrašą, dar galite bendrauti. Praeitą kartą mes bendravom iki 2:30 nakties. Taip kad taipogi galimybė yra vieni su kitais bendrauti ne tik tai Zoom'e, bet ir po Zoomo. Aš palieku įjungtą Zoom'ą ir žmonės tikrai gali laisvai bendrauti ir dalinti savo visą informaciją. Ar ne taip, Dalia, jūsgi buvot praeitą Zoom'ą iki 2:30. Jo, taip, tom pačiam akimi darbeliu tada buvo. Jo, aš tai čia, pirmą tą savaitę, kai man čia niekas nevyko, aš į grupę parašiau, kas čia, sakau, visi čia skraido, visi čia laksto, o aš čia sėdžiu patenkinta visą. Tai Vilmai pritrūko matomai kantrybės, tai jinai man parašė. Tai dabar, jeigu koks klausimėlis, tai mes visi Vilma bendraujam. Jinai man daug informacijos irgi davė. Taip, visada pas sponsorius, savo sponsorių klauskite, tikrai sponsorius mielai jums padės, atsakys. Jeigu sponsorius negali atsakyti, junkitės į Zoom'ą, aš atsakysiu. Jeigu aš jums neturėsiu jokio atsakymo, būna, ašgi ne medikas, aš tada tą klausimą galiu aptarti būtent su mongolų medikais ir sekantį kartą galiu duoti jums atsakymą. Jo, supratau, ačiū Valentina. Man jau jūs davėte atsakymą, aš palengva laipčiukais, kaip jūsų laipčiai į viršų. Gerai, dėkui labai. Tai va, gerai. Kas dar yra naujų žmonių, nebežiūrėsiu aš jau į tai, ką jūs parašėt, bet įsijunkit savo garsiakalbį ir pasisveikinkim. Labas vakaras. Renaldai, jeigu girdi, jeigu gali, klausk, kad ir be vaizdo. Labai turėjai daug klausimų. Jeigu klientės neturi, nebematau, ar jinai čia yra, ar nebėra. Klauskit visada, kai sakau, belskitės ir durys bus atidarytos. Jeigu jūs vis taikysit į duris belstis ir stovėsit prie durų, tai jūs ir stovėsit visą likusį laiką. Renaldai, įsijunk mikrofoną, matau, kad esi. Tai junkis mikrofoną, aš matau tavo žinutes, junkis mikrofoną. Ir gali vaizdo nejungti, jeigu nėra klientas. Na, nespauskit, nežinom, kodėl negali įsijungti. Ne, arba jinai, jeigu turi klientę, tai kalbėti negali. Rašo, kad girdžiu viską, matau ir klausaus, bet aš galvoju, kad gal nelabai gali mikrofoną įsijungti. Kažkas tai ten tokia, matyti. Nelabai gaunasi, sakė, nelabai moku. Nieko, įpras. Pirmas tai kartas. Atsiprašau, aš norėčiau progą pasinaudoti. Taip.
Visų Aš laukiam. dabar žiūrėkit dėl tų dozių. Aš dabar geriu tą 1/3, man taip viskas varo, aš jau geriu 2 mėnesį. Aš bijau didinti, nes aš buvau padidinus, tai aš vos kojom paėjau. Tai ar reikia man didinti, ar toliau gerti savo 1/3? Aš matyt vaikiška, kaip vaiksas. Aš kaip ir sakau, jūs galit pažaisti, ar ne? Tai nėra pavojinga. Tiesiog, jeigu jūs nuo 1/3 varot, yra problema, tai padauginkit, jūs vis tiek vienodai varysit. Nu, aš šeštadieniais padauginu, nes ne vienodai, man tai bloga būna, kad o Dieve brangus. Iš tikrųjų, mano to 1/3 man ir bamba puliavo, aš ir ėjau ir su acetonu kvapu į tualetą, šlapinausi su aliejaus dėmėm, nu vėl žodžiu, visokie dalykai keiščiausi vyko ir aš taip ir geriu, bet aš, pavyzdžiui, einu į tualetą 5 kartus per dieną čia. Bet aš tom bėdos nematau, nes aš visą gyvenimą skysčiau ėjau. Ir ką žinau, aš tik džiaugiuosi. Ir dabar, kai įdomiausia, kad, pavyzdžiui, maistą, jeigu kokią nesąmonę užvalgau, tai viskas, šakės yra susuka pilvą vos iki namų dainų. Tai ar man reikia dar didinti, aš galvoju, aš dabar išgėriau, dabar pasiklausius išgėriau pusę, nu, velniai nematė, gal rytoj išeisiu į darbą. Bet pykina širdį ir būna tai bloga, kad aš vos pareinu iki lovos iš tualeto. Jūs parašykit man, mes pasibendraukim, ne, kiekvieną dieną. Pabandykit, jeigu jūs išgėrėte šiandieną pusę, pasižiūrėsim, kaip bus rytoj. Pasižiūrėsim, kaip bus poryt. Jeigu jums blogai, tiesiog duokit man žinoti, kaip jūs jaučiatės, ar ne? Ir tada aš galėsiu patarti, ar čia gerai, ar blogai. Mes pasakyti daug ką galim pasakyti, bet kai mes realiuoju laiku, kas vyksta, gali sumažinti, vėl padidinti, vėl sumažinti, vėl padidinti. Pažaisti, ne, taip. Nu, aš pažaidžiu savaitgaliais, tą pusę išgeriu, atkenčiu. tą rytmetį tik ryte labai būna bloga, kai jau išeinu, viskas tada tvarkoj stojasi, bet aš į dieną einu kokius 5 kartus į tualetą. Tai normalu. Bet Kristina iki pietų, aš tai iki pietų tik tai. Man būna pietus, pavalgau 50 minučių, tai viskas, per akis lipa, aš net negaliu su žmogum, jeigu kas pakalbina, aš nebegaliu ištverti. Tai taip sujama iš tikrųjų, iki pat dar pareinu namo, gal 4 valandų man tas visas vyksta. Tai Kristina, mes jūs sveikinam labai, jūs pataikėt tiksliai į tą vagoną, į kurį reikėjo. Jeigu jums bamba, jeigu jums dar kažkas tai pradėjo darytis dabar, tai jūs tiesiog užbėgot visiems įvykiams už akių. Tai yra labai normalus procesas, kuris dabar jums vyksta. Ir aš kaip suprantu, iki gėrimo Green Maxo nebuvo jokių pūliavimų, ar ne? Buvot jautėtės kaip... Ne, aš iki gėrimo aš jaučiaus kaip bomba pripūsta, viskas kilo, viskas ėjo į viršų ir aš žinau, kad man reikia kažko, tik aš bandžiau visokius ir nieks neveikė man taip. Tai va, išbandžiau tą, bet ką pasakysiu, aš turiu labai daug pokyčių per tos 2 mėnesius. Energija man po 2 dienų atsirado, šiaip aš miegodavau kiekvieną dieną pokaičio, nes aš neturėjau energijos visiškai. Plaukai nustojo smukti. Vienu žodžiu, slinkti, kur nežinau kiek metų slinkimas buvo, kokį 20 metų ištisinis saujom ir gėriau visokius papildus, daug visko dariau ir nieks neveikia, tai va, o dabar aš gyvenu. Tai aš džiaugiuosi, kad aš einu į tualetą, aš džiaugiuosi kiekvienu spuogu, aš džiaugiuosi kiekvieną nesąmonę, kuri vyksta, nes čia vadinasi viskas išeina man. Ir Kristina, į svetimus tualetus jau eini dabar, ne? Jo, nebesvarbu, koks tualetas, lauko, miško ar darbo, kur gyvenime neidavau į tualetą, įsakydavau, duokit 1000 eurų, aš į tualetą svetimą nenueisiu padaryti. Aš netgi sisioti darbe neidavau, jo. Netgi neidavau sisioti, nes man, kažkaip toksai buvo psichologinis. O dabar viskas vienodai šviečia. Iš 1 aukšto į 2 galiu visus apeiti. Tai va, ir gerai jūs pasakėt psichologinis, ar ne? Būtent, kas yra paveiktas žmogus psichologiškai, ar ne? Tai vėlgi, jeigu
pažiūrėsim, iš kur tas psichologiškai žmogus neveiksnus ar ne būna, tai vėlgi, nuo ko, kas man pasakys, ką aš pasakyčiau dabar. Nu, tų visų nesąmonių. Kepenys, Aš galvoju, kur dar jie gyvena. kepenys, dar žarnynas. Ja, dar Ar- klausiausi apie akis. Man va kaip tik dabar akis sujautrėjo. Tai aš galvoju, matyt, judina dabar ir čia. Nes va šią savaitę tokios labai jautrios, tokios net skaudančios vidui. Taip, mūsų vienai klientai, tai nežinau, gal po gero pusmečio, gal šitų produktų naudojimo pradėjo lipti iš akių erkutės. Viešpatie, ten noriu matyti aš. Vargino erkutės. Bet čia kaip ir visko jūs bus. sako, džiaugiuosi ir spuogui, ir tuo, ir anuo. Ta klientė taipogi džiaugiasi viskuo. Aš labai stebiuosi tai žmonėm, kurie, sakykime, stiprus, ar ne, kurie suvokia, kad bet koks paūmėjimas, bet kokia negalia, jo tas skauda arba išlenda kažkas ne taip, kaip norėtume dabar, ar ne, jisai džiaugiasi tuo. Aš pragyvensiu dabar, bet paskui tas pasibaigs. Taip, yra jau žmonių, kurių problemos jau ir pasibaigė. Va. Bet kai mongolų gydytoja per paskaitą ir sakė, klausimas buvo, kiek laiko reikės tą GreenMaxą naudoti, ar čia mes jau pasigydom save visiškai pilnai taip, kaip mes norim, tai jos buvo atsakymas, pilnai visiškai mes neįsigydom, todėl kad tai nėra vaistas, ar ne, o kiekvieną dieną mes valgome, ką valgome, kvėpuojame, ką kvėpuojame, geriame, ką geriame. Tad jeigu mes norim būti sveiki, mes turime profilaktiškai turėti savo vaistinėlei būtent šitą GreenMaxą, kad mes galėtume iš karto, kai tik tais pasijautėm mes kažkas tai ne taip, nes sako, kol aš naudojau, viskas buvo liuks fainai, kai tik tais baigiau naudoti, žiūrėk, man vėl tai tas, tai anas prasidėjo, nuo ko? Tai, ką mes įdedam į burną, tai, ką mes kvėpuojam, tai, ką mes geriam. Jeigu mes savo sakykime, mitybą prisižiūrėtume, ne, prisižiūrėtume, ką geriame ir aišku, ką kvėpuojame, tai niekaip neišeis nei vienam čia pasižiūrėti, ką kvėpuoti. Tai viskas priklauso nuo to, ką mes įdedam į burną. Ir ką mes įdedam į burną ir vėl pradeda mūsų organizmas, kuo toliau, tuo daugiau, tuo stipresni toksinai. Ir mūsų organizmas vėl pradeda užsiteršti, vėl šlubuoti. Ir mes vėl turime pasiimti šitos draugus, GreenMaxą, BlueMaxą, MiMaxą. Dėl to ir yra padarytas marketingas, kad žmogus galėtų visą savo likusį gyvenimą jį naudoti, kad jisai jums piktų, o ne brangtų ir save sveikatinti. Ir ne vien tik tais, kad sveikatą pasitaisyti, bet ir, sakykime, finansinę gerovę. Šiaip iš tikrųjų, ką pastebėjau, kad kai pradėjau gerti, tas sąmoningums atėjo, ką dedu į burną. Nes kai jau pradėjo valytis, taip gerai jautiesi, tu net nebenori krauti ten to mėšlo visokio. Tai iš tikrųjų ir pradėjau ir maistą jau žiūrėti, aišku, nevalgau, aš nesu sveikuolė ten visiškai, bet tikrai jau dabar pradėjau atsakingiau žiūrėti, ką aš ten dedu į tą burną. Ir kokią nesąmonę, jeigu suvalgau, būna va tokių vakarėlių, tai tikrai jau pilvą taip susuka, kad Dieve padėk. Tai matyt, pats organizmas jau yra atmeta juos. Nebe visą ir noris. Jo, kavos nebenoriu, saldumynų nebenoriu. Todėl, kad organizmas atpažįsta jau nuodą, ne? Dėl to, kad kai jau prasivalęs organizmas, jau mūsų, sakykime, organai nebenori to. Ne organai, bet greičiausiai, sakykime, kepenys, ar ne? Jau, nes nuo kepenų vien tik tais vaizdas. Jeigu jūs buvot apsinuodiję kažkokiu tai, sakykime, maistu. Aš asmeniškai buvau apsinuodijus šitais
paštetų iš tų metalinių dėžučių skarbonkių, ar ne? Aš net ir dabar negaliu net pagalvoti iš karto. Kodėl taip veikia? Pagalvoti. Pagalvoji, iš karto pradeda pykinti, ar ne? Todėl, kad signalas nuo mūsų smegenų, nuo kepenų į mūsų smegenis ir jau mums sako, ne, ar ne? Todėl ir mūsų kepenys jau atpažįsta, organas atpažįsta nuodą ir mums signalas į smegenis, ne, stop, neduok, man nereikia, aš jau prasivaliau, aš jau pradedu gyventi, o tu vėl nori mane užteršti. Mes savo kepenų neklausome, o jie nuolat rėkia. Jų balsas pasirodo taip. Tai ir žarnynas, ir spuogelis, ir egzemos, ir visokie kitokios problemos mums rodo, kad kepenys šaukia gelbėk, neteršk manęs daugiau. Bet mes nesuprantame jos kalbos. Ir kai tik mes prasivalom organizmą, mūsų jau kepenys duoda signalą į smegenis, aš jau to nebenoriu, aš jau gerai jaučiuosi, ar ne? Todėl ir todėl, kai mes pradedame gerti tą 1/3, kad mes neišgąsdintume savo kepenų, mes jas įpratinam gražiai, ne, pajausti tą malonumą. Aš galvoju, kad man vienai kavos nebesinori, į tą nebeskani, Neveskani kava, tai ne tas žodis. Ir kavą nupirko aparatą vyras stiprų, tai aš atsipiliu kavos vieną tą, o vandens 2 normas. Galvoju, kad visa kava kartį, nebesuprantu, kas daros. Galvoju, gal čia man nebesuprantu. Taip, ir man nesinori, ir daugeliu jau nesinori tos kavos, kas paragavo dar ir mūsų kavos, tai duodu 100%, kad kiekvienas pakeltų ranką, kad juodos kavos jau nebenori. Ir vėlgi, kepenys duoda signalą į smegenis ir sako, nenoriu, neduok. Taip, klausimas Lenovo 20, nematau, sūnui kaupėsi gleivės, ar padėtų Green Maxas, be jokios abejonės. Kas susijęs su kepenim, su žarnynu, taip. Jeigu Blue Maxas, Mimaxas padeda visas iš organizmo gleivės išvaryti tos, kurios mums kenkia, ar ne, tai sinusitas, mes praeitą po antradienį kalbėjom būtent šituo klausimu, ir tai visos gleivės tikrai išeina ir iš žarnyno, ir iš kepenų, ir iš nosies, iš kur jos tenais gali daryti, susikaupti, iš visur jos eina. Tikrai taip. Ir Green Maxas, Mimaxas, Blue Maxas pagrindas, visi trys. Taip. Aš tikrai nespėsiu žinučių jūsų visų perskaityti, nes tada būsit priversti laukti, kol aš skaitysiu. Tai ir laikas jau irgi jau mūsų į pabaigą, bet aš dar noriu dar vieną žmogų pakalbinti, kuris naudojo, sakykime, ilgiau. Rasa iškėlus ranką, tai ir Angelė iškėlus ranką, tai judvi merginos ir pakalbinsiu. Tai man iš kairės pirma Rasa, tai Rasa, labas vakaras. Gerai, kol Rasa išgirs mus, kad aš ją kalbinu, tai Angelė, jums labas vakaras. Labas vakaras. Tai va, tai norėčiau irgi pasidalinti savo tą visą. Dabar naudoju aš visus tos produktus jau 3 mėnesius, bet visus iš karto, Green Maxą, Mimaxą ir Blue Maxą. Tai čia Valentinos dėka, kai papasakau, kaip naudoti, tai aš taip ir paklausiau ir pradėjau naudoti. Tai man dabar, kas man pradėjo darytis, pirmiausiai, pradėjau vartoti, aišku, su žarnynu viskas tvarkoja, jau į tualetą ten
belenkiek kartų irgi, paskui jau vis pamažiau, dabar tai jau einu vieną kartą tik tais į rytę. Bet dar prieš tai po mėnesio vartojimo, kas man pasidarė? Man pasidarė, užaugo, pradėjo liežuvio galiukas skaudėti. Kaip sako, kažkas apšneka, užaugo spuogas ant liežuvio. Tai va, tai tas skaudėjo liežuvis man, bet aš taip, kažkaip dar nesureikšminau taip labai. Tai liežuvis praėjo, po kelių dienų skaudėti, man ant lūpos kamputis atsirado žaizda. Tada aš dar turiu Jekaterinos, irgi buvau girdėjusi, kad galim patepti, patepiau to Jekateriną ir man kažkaip labai greitai jau praėjo tas tai viskas. Po to, jau irgi ten po kelių dienų, man pradėjo virš ausies kairiai pusėje galvoj toks apskritimas skaudėti. Ir aš jaučiu ir vieną dieną, ir antrą dieną jisai man skauda, bet nėra toks skausmas, kad aš negalėčiau iškentėti. Ir toks labai įdomus toks skausmas, bet būtent toks nedidelis apskritimas. Tai va, paskui, bet jisai man taip neištisai skaudėdavo, nuslūgdavo ir vėl jisai man ateina, vėl skauda. Aha, paskui jau su visam praėjo, tada man pradėjo skaudėti, perėjo į sprandą. Sprandas čia ties stuburų skaudėti. Ir rytais atsikeldavau, būdavo toksai tas kaklas kaip, toks kaip medinis, sakykim, kad galim ten, sakyčiau, kad nusigulėjau tą kaklą. Bet aš vis tiek nemažinau nei dozės, nei nieko tenais, Bliumaksą geriau po pilną, Mimaksą irgi po pilną pakelį, tik tai Grinmaksą po pusę. Tai va, bet irgi nebūdavo taip skaudžiai, kad negalėčiau iškentėti, bet kažkaip dienos eigoje ir praeidavau vėl. Tai man taip, nežinau, negaliu pasakyti tiksliai, kiek ten to laiko, panašiai gal apie savaitę kokią. Tada čia tas sprandas man praėjo, tada jisai nusileido man į apačią stuburo, atrodo, kad būtų, kaip sakykim, tas ne apendicitas, radikolitas. Tai būdavo, jeigu reikia pasilenkti, tai jau reikėdavo taip kažkaip prisitaikyti. Jau negalėdavau taip, žinai. Bet nieko kitokių vaistų nenaudojau, nieko aš esu įsitikinus, kad jie man padeda, viskas bus gerai. Tai va, ir paskui po to man pradėjo skaudėti galvą. 2 dienas galva skaudėjo. Bet irgi, tu tokiais nuslūksta ir vėl pradeda skaudėti. Bet irgi toks, nemoku net pasakyti, koks tas skausmas, bet toks labai įdomus tas skausmas, bet ir netoks, kad negalėčiau iškentėti, nes kažkaip man labai retai, kada galva skaudėdavo. Tai va, po tos galvos skaudėjimo man pradėjo lipti visos tos gleivės lauk. Nei kosėjų, nei nieko, nei kažką, tai man jos savaime lipa lauką. Tokie skrepliai. Lembaši galvoju, da į vyrus, sakau, kažkas, sakau, čia dabar, sakau, matyt, sakau, man per visą kūną jau perėjo viskas, kad dabar tos gleivės pradėjo lipti. Ir tai va, tai dar ką noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi vartodama šitos produktus, nes man visą laiką, visą gyvenimą, sakykim, koja šalo, o dabar nebešalo viskas. Aš pati nustebus esu, jau atrodo, kaip visą laiką reikia eiti miegoti, man pradėdavo kojas šalti, dabar jos nebešala man, viskas. Man kažkaip tai pačiai keista. Tai va, ir dar noriu pasakyti, kad aš turėjau tokią bėdą dėl šlapimo nelaikymo. Ir aš naudoju Jekateriną. Tai žinokit, labai man susitvarkė. Nebuvo taip, kad ištisai man jau būdavo bėdų. Bet, pavyzdžiui, čiaudėjai, ar ten kažką sunkiau pakeldavai, tai jau keli lašiukai pimt ir įkrenta. Tai dabar, žinokit, nesakau, kad dar visiškai jau pasitaisė, bet labai. Ženkliai jo pasitaisė viskas. Aš labai džiaugiuosi. Sakau, produktai tai superiniai, žinokit, yra,
sakiau, vartosiu iki, nu nežinau. Ir dar ką noriu pasakyti. Aš turiu su širdim problemų. Pas manis yra įdėtas širdies stimuliatorius, jau 10 metų turiu. Tai aš jau po mėnesio laiko vartojimo mūsų tos produktus, aš atsisakiau, nebevartoju jokių nuo širdies vaistų. Sveikinu, Angelė, tikrai labai džiugu. Tikrai labai Tai džiugu. vat aš labai džiaugiuosi, sakau, irgi, vat, ačiū Jums labai, vat, kad aš taip suradau Jūsų vat, tą grupę, tai super. Nu, Net Tai Jendrėta va. įjungė kamerą, kad pasižiūrėtų Jūs, ar ne? Nes Jendrėta Jūs čia pakalbinus. Jo, aš čia per Jendrėtą susiradau, paskui vat, Valentiną, va, kažkaip tai, matyt, pats dievulis atsiuntė Jūsų tą visą, nežinau, pamačiau, vat, kad kviečiat į Zoomą, paskaičiau, galvoju, nu, blembiškai reikėtų vis taip. Nu, bet pirmiausiai, prieš, vat, kai pradėjau vartoti, vada tiesa, aš buvau Valentina Jums sakys, kad aš pirmą kartą, kai pradėjau naudoti, sakau, vyrui nesakysiu, pirmiausia, aš pati išbandysiu, o paskui jau prikalbinsiu galbūt, jeigu man jau bus viskas gerai, tada vyrui, žinai, jau duosiu. Tada vyras irgi taip iš pat pradžių skeptiškai žiūrėjo tą viską, sako, ar taip gali būti, žinai, sakau, nu paklausyk Zoomo, sakau, pamatysi. Sakau, ir, nu iš tikrųjų, sakau, vat, žmonėm padeda, sakau, žmonės tai kalba. Tai va, tai jisai paklausė ir paskui kaip jau grįžo, sakau, nu pabandyk, žinai. Nu, pirmą dieną jam taip kažkaip nieko, bet paskui kaip jau pradėjo antrą, trečią jau vartoti irgi iškart visus tos produktus, tai sako, žinai, tikrai super, sako. Labai patenkins irgi nebuvo jokių, kad tenais sakytų, aš negersiu, aš ką čia prisigalvoju, ne, tikrai labai patenkins ir aš ir jisai. Dėl to ir sakau, kad mūsų šita kompanija jinai yra superinė ir pirmoji vietoj. Nes kai mes naudojam šitos produktus, iš karto mums parodo, kur mums skauda. Kur buvo užslėpta lėtinė problema, kuri ta problema slypėjo ir būtų vieną dieną šovus, ar ne? Šovus taip, kad mes būtume nežinoję iš ko galo ir viską galima atiduoti, ar ne, kad tik tais mes galėtume pagelbėti savo. Tai vat būtent žmonės, kurie dar nejaučia savo šitų problemų, savo ligų, pirmiausia, panaudokit šitos produktus, produktai jums parodys, kas buvo paslėpta jumyse, lėtiškai, sakykime, lėtai, bujojo, augo ir taisėsi į gerą vietą, kad kirsti gerai per kuprą, ar ne? Nes per darbus bėgam, lekiam, savęs neprisižiūrim, apie save negalvojam, biškį, jeigu paskaudėjo, praeis, ar ne, paskui žinoma, kad praeina, bet tai tenais lėtai ir gyvena, niekur nedingsta, o būtent kaip jums, vat Angelė, pradėjo ir slogiukas ten, ir pulinukas ten, ir čia, ir skauda, ir gale skauda, visur skauda, paskausta, tai yra, tik tais parodo, kad ten buvo jau jūsų problemos, sakykime, užsistovėję ir vieną gražią dieną, vieną paskui kitą būtų išlindę. Jau mes nebe jaunos, o netgi jauniems žmonėms, dabar šitas amžius, šitas laikas yra tikrai pavojingas, toksiškas, ligos jaunėja, mes tai dar spėjam, sakykime, pagyventi, ar ne, dar sveikiau jaunimas. Jau dabar jau vargsta su tom ligom, kurios ateina mūsų dabar amžiuje. Tai, kaip aš sakau, nuo jauno, nuo mažo iki pačio seniausio žmogaus, nei vieno nėra, kad jam nereikalingas būtų Green Maxas, Nemaxas, Blue Maxas. Dviračio neišradinėkim, mes žinome, kaip jau šitas produktas veikia. Ir nemanau, kad nors vienas iš jūsų, kuris jau naudoja šitos produktus, paimsite ir pakeisite į kažkokias tai piliulės, ar ne, ir numesit jį į šoną. Geras daiktas visada yra brangus, visada jo labai sunku yra gauti, ir gerų daiktų, kaip ir sakau, net ir parduotuvėse, kampuose, taipogi nesimėto, reikia ateiti, iš anksto užsakyti, palaukti, tada gauti, ne? O kitų
tiek produktų, tiek baldų, krepšelių, maišelių, visko yra pilnos pakampės, tik tais imk, pirk pigiau ir žinok, kad eisi ir pirksi, ir pirksi, ir pirksi, ir rezultato negausi. O čia mes galim tikrai pasidžiaugti savo šitą kompaniją, savo šitais produktais ir galime drąsiai kalbėti apie tai ir dalinti savo informaciją, kaip mums padeda ir kaip mes laimingi nuo jų tampame. Tai labai labai džiaugiuosi. Tai Linas, labas vakaras ir su tavim pasikalbėsim. Žinau, kad tu irgi pas mus čia šviežia, ar ne? Ir ką tu gali pasakyti? Labas vakaras. Aš turiu klausimą iš tikrųjų. Tu uždavė man prieš kelias dienas klausimą tokį, ar šitie produktai, ar organizmas nepripras prie šitų produktų ir nepradės organizmas funkcionuoti normaliai. Baigsi, net nežinau kaip suformuluota, kad pripras prie šitų produktų ir pats organizmas jau nebekovos. Kitaip gyventi, ar ne? Ne, to pripratimo tokio nėra. Mes greičiau priprantame prie cigarečių, prie alkoholio, kad mes paskui jau nebemokame gyventi. O jeigu jūs daržovių dabar galite atsisakyti, nevalgyti, ar ne, nevalgot, niekas jums neatsitinka. Nebūna taip, kad jūs valgyt agurką, ne, kokią savaitę ir paskui jau nebežinot, ką daryti, nėra agurko, ar ne. Galit be to gyventi, galit lygiai taip pat ir be šitų produktų irgi taip pat galit gyventi. Todėl mes ir negaunam visko į savo organizmą tiek pakankamai, kad mes nevalgom, nepriprantame prie to valgymo. Daržovės, vaisiai, uogos. Tai ir blogai, kad to pripratimo nėra, ar ne? Tai čia nereikia bijoti, tikrai nebus priprantama, jūs vieną dieną galite čia užbaigti gerti ir tikrai nepasigėsit, jūs tik tai suprasit, kad jūsų organizmas tikrai buvo sveikesnis, jūs lengviau jautėtės, geriau gyvenot, tada, kada jūs jį naudojot, jūs kažkokį tai laiko tarpą, kai jų negersit, irgi bus labai gerai, bet vis tik tais, jeigu paimtume į purviną kibirą, sakykime, dumblo, pasemtume dumblo į kibirą ir įdėtume kažkokį tai indą į tą purvą, ištrauktume, jisai būtų purvinas, ar ne, mes jį apvalysim, sutvarkysim ir vėl atgal į tą purviną kibirą. Jis nebebus vis tiek švarus, ar ne, mes jį vėl užteršiam. Lygiai taip pat ir mes savo organizmą. Baigiant gerti, baigiant naudoti, kažkokį laiko tarpą tikrai būna labai gerai, galima ir metus ir du jų nenaudoti, bet per tuos metus ir du mes vėl užteršiam, ar ne? Ir vėl mes turim save valyti. Juk mes namus tai nevalome vieną kartą į metus, ar ne? Mes tvarkomės, valomės kiekvieną dieną, ypatingai virtuvės, ar ne? Kriauklės, tualetus. Mes tai darome, valome kiekvieną dieną. O organizmą norime valyti tik tais vieną kartą į savo gyvenimą. Taip nebus. Švara turi būti visur. Tiek namuose, tiek kampuose, tiek ir pačiam mūsų organizme. Ten turi vykti valymas, ten turi save prižiūrėti, nes kaip ir namuose mes kampus valomės ir kiekvienas mes, ne kiekvienas, gal žiūrint, kaip mes norim gyventi, ar ne? Vieni taip gyvena, kiti taip gyvena, bet aš asmeniškai, tai jeigu aš jau generalinę tvarką darau, tai aš apeinu kiekvieną mažiausią kampelį, kiekvieną mažiausią plintusiuką. Bet klausimas, ar per visą šitą savo gyvenimą aš generalinę tvarką dariau savo organizme? Tikrai ne, nes man tai nerūpėjo. Man rūpėjo darbas, namai, vaikai, pinigai, kaip išgyventi, kaip ką turėti, kaip kas, ar ne? Mes save pamirštam, kad mūsų organizmas taip pat prašosi valymo, prašosi dėmesio, lygiai taip pat kaip ir mūsų namai, kaip ir mūsų darbas, kaip ir mūsų visi kiti dalykai. Taip kad priprast nepriprasit, galit lengvą ranką numesti, bet jeigu bus purvina, jausimės nekaip. Aš naudoju dabar kiek čia laiko? 2 savaitės turbūt jau?
Tai aišku, į tualetą einu jau labai gerai, bet naudoju irgi, vartoju visus po pilną pakutį ir šiaip tai jokio tokio labai didelio pojūčio, gal daugiau energijos, sakyčiau. Turiu daugiau energijos ir vakarais, kitą kartą būdavo jau 10 valandą, jau noriu eiti miegoti, dabar tai galiu iki 12 ir iki 1 prabūti. Tai va, gal, tad dar galvoju išlys, kažkas tai turi dar išlysti. Klausimas, Lina, o kodėl visgi mes neturime energijos? Tai matomai kažkas tai ten užteršta, matomai kažko tai, jo. Energiją atiduodame, sakykime, nevalytiems kampams, ar ne? Ir jeigu jūs gerai dabar pagalvosit taip, įsivaizduosit, pabūkit jūs netvarkytam bute, name, nesvarbu, kur jūs gyvenat, ar ne, nevalykite dabar mėnesį laiko, nevalykite savo namų. Išprotėčiau. Iš kur bus tos energijos? Kai mes susitvarkom, įsiplaunam, įsiblizginam, švaru, kaifas atsisėsti, ar ne, prie stalo, gerai jaučiamės, energijos pilni. Lygiai taip pat ir organizmas mūsų. Ten pravaliai, kad ir 2 savaitės, ar ne, padarai tvarką biškelį. Jau tavo organizmas sako, ačiū, Lina, ačiū, aš tau dar padėsiu, bėgam ten, bėgam tą, lekiam čia, ne? Tai vat, kas yra mūsų viduj, tas atsispindi ir išoriai. Kas yra išoriai, tas yra mūsų viduj. Taip mes ir jaučiamės, nuo to mes turim arba neturim energijos. Jo, tiesa, tikrai. Ačiū. Prašom. Tai va, merginos, labai dėkoju, kad jungiatės iš tos zoomus. Labai džiaugiuosi, kad vis žmonių daugėja ir daugėja. Ačiū visiems sponsoriams, kurie sukviečia tuos žmonės. Ačiū Vilmai, ačiū Linai, ačiū Henrietai, ačiū visom kitom Kristinai, Ligitai. Mūsų yra čia labai daug. Daug tų žmonių, kurie pirmiausia pasitvarkėm savo sveikatą, pabandėm, išbandėm šitą produktą, pradėjom džiaugtis, pradėjom pasakoti visiems kitiem ir susikūrėm savo komandas iš šono su tai žmonėm, kuriem taip pat mes davėm šitą informaciją, davėm pagalbą ir jie džiaugiasi, kad sutvarkė savo sveikatą ir taip mūsų ratas vis didėja, gražėja ir dar ką pasakysiu, atsiranda žmonių labai įvairių ir labai įdomių. Tai ne tik tais dėl pačio marketingo, ne tik tais dėl pačio produkto, bet labai svarbu ir mūsų socialinis gyvenimas, mūsų pažintys, daug pažinčių. Tad aš linkiu visiems susipažinti su tais žmonėm, kuriuos jūs norit matyti šalia savęs, su kuriais jūs norit bendrauti, ko katro nesutiktumėt gatvėje prie parduotuvės arba kad yra socialiniuose tinkluose, ar ne, tai čia galite tikrai rasti ir pažinčių, ir draugų, ir su darbu, dėl darbo, su sveikata, per sveikatą ir su visais kitais dalykais, kurie jūs domina. Aš asmeniškai radau tiek žmonių įdomių, tiek įdomių pažinčių. Aš labai džiaugiuosi ir labai dėkoju ne tik tais marketingui, ne tik tai šitai kompanijai, ne tik tai šitiems produktams. Aš labai džiaugiuosi savim, kad aš pasiryžau žengti žingsnį būtent į čia ir atrasti jūs visus, su jumis visais susipažinti, su jumis turėti tikrai reikalų, rasti bendrą kalbą ir jums linkiu to pačio. Bendraukit, kalbėkit, būkit drąsūs ir pamatysit, kai laimė aplankys ir kiekvieno jūsų namus. Tai sveiki būkit ir viskas ateis savaime tai, ko jūs svajojat. Tai šiandieną ir sustabdysiu šitą įrašą ir po įrašo galėsite, atsijunkit, kas norit bendrauti ir bendraukite. Aš tik tais už gyvą bendravimą.
Ir šitam Zoom'e dabar atsisveikinu su jumis iki kito antradienio ir vėl laukiu jūsų kitą antradienį 8 val. Lietuvos laiku vakare. Prisijunkit ir pasikalbėsim. Ir pamiršau dar vieną ką, tai Kristina, Deimantė ir Regina, šitos 3 mergaitės, kurios išdrįso kalbėti, noriu iš šitų vieną 3 apdovanoti. Tai ką padarysim, tai aš dabar surašysiu 1, 2, 3, ar ne? Ir jūs pasakysite, katrai mes šiandieną galėsim padovanoti dar vieną produktą. O kaip mes išrinksim, tuoj pat pasakysiu. Viena moteris bus dabar 1, antra moteris bus 2, prašau, ir 3 bus 3 moteris. Taip, dabar pasakykite. Parašiau 1, 2, 3. Iki kokio skaičiaus man skaičiuoti, kad aš galėčiau atrinkti žmogų, sakykime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52, 53, ar ne? Iki kiek man skaičiuoti, kokiu skaičiu man reikia baigti, kad moteriai teks šiandieną vienas dar papildomas produktas. Tai aš jūs dabar... Atsiprašau labai, kaip aš norėčiau, kad Angelei tas produktas šiandieninis atitektų, tai aš neįsivaizduoju, aš nežinau kodėl. Nusižiūrėjau šiandien Angelę. Vat nusižiūrėjau, Angelė įeina į tavo sąrašą, Valentina. Ne, Angelė nenaujokė pas mus. Ai, nenaujokė, oi kaip gaila, nu labai gaila. Noriu dovanoti. Supratau. O Diana, jūs galite ir padovanoti Angeliai. Galiu, labai gerai, Angelė, labas vakaras, aš jums noriu padovanoti pastą, ar gerai? Gerai, labai ačiū. Gerai, labai mielai, tada ar jūs galėtumėt man gal parašyti savo kontaktus? Aš Angelė duosiu tavo kontaktus ir jūs galėsit apsidovanoti. Labai gerai, ačiū, labai gerai. Gerai, ačiū. Tai dovanos, ar ne, pas mus vis bėga. Tai dabar klausiu jūsų. Iki 5 skaičiuoti, ar gerai? Iki 5. Ar skaičiuoti iki 10? Ar skaičiuoti iki 15? Iki 5 užteks. Iki 15, galima? 16 buvo iki 15 pradžiai. Nenoriu tokio skaičiaus, nes todėl, kad yra 3 moterys, ar ne? Tai aišku, iki 15, aha. Tai tada klausimas dabar. Aš pasiūlysiu skaičių, iki katros skaičiuoti. 28. O, siaubas. Iki 15. Iki 15. Kas daro iš 15? Aš. 16 šiandien. Tai 15, 16, 17, ar ne? 15, 16, 17. 15, 16, 17. 16. Kadangi jos yra 3, tai nelyginis skaičius tikrai nebus skaičiuojant tokio. Gerai? Gerai. Skaičiuojam dabar. Dabar skaičiuojame. Toliau kažkokia, toliau Valentina, toliau. Nesimato. Dabar gerai. Skaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pirmas. Regina. Sveikinam Reginą. Jums atitenka šiandieną, sakiau, žadėjau Maksą. Reginai Maksas, Kristina jau gavo Fleximaxą. Jeigu būtų Kristina laimėjus, tai jinai būtų šiandieną turėjus 2 produktus. Tai šiandieną gauna
Fleximaxą Kristina, o Regina gauna Mimaxą. Bet vėlgi viena mergaitė liko ant ledo. Deimante, nenusimink, aš tau dovanoju Jekateriną. Super. Valentina, aš parašiau, kad dovanoju vieną Jekateriną šiandien aš. Tai tegu būna nuo manęs. Gerai, tai Deimante. Ačiū labai. Deimante, dėl Jekaterinos tada pas Vilmą. Gerai, susisiekit. Su manimi susisiekė Regina ir Kristina, nežinau, kas jūsų sponsorius. Jeigu tiesiogiai manęs nežinot, kur rasti, kreipkitės pas savo sponsorius. Sponsorius padės atgauti savo laimėtus produktus. Tad sveikinu visas ir iki pasimatymo kitą antradienį 20:00 Lietuvos laiku. Ačiū. Viskas. Ačiū.